kai naujienos rakinamos ir mokamos. TV3.lt – geriausias pasirinkimas. TV3.lt – didžiausias nemokamas naujienų portalas Lietuvoje. Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien su jumis Liepa Svirskaitė ir į studiją pasikviečiau Robotikos akademijos direktorę Eveliną Burokę. Laidos metu šiandien aptarsim temą apie ekranus ir vaikus. Aptarsime tai, ar galima naudoti ekranus saugiai ir nepakenkti savo vaikams, o taip pat galbūt net ir gauti naudos. Sveiki, Evelina. Sveiki. Tai iš pat pradžių pradėkim galbūt nuo to, kuo jūs apskritai užsiimat gyvenime. Taip. Tai šitas klausimas man yra turbūt įdomiausias, bet ir sudėtingiausias atsakyti. Žmogus nuolatos keičiasi, tai ir aš per dešimtmetį ir daugiau būdama švietimo srityje, to švietimo pusės įvairias čiupinėjau, nagrinėjau ir šiandien dienai apsistojau ties tuo, kad vadovauju Robotikos akademijai. Tai mūsų džiaugiamės sakydami, kad didžiausia neformalų švietimo organizacija, kuri užsiima vaikų technologiniu ugdymu. Ir paraleliai esu ir Vilniaus universiteto ugdymo mokslo instituto doktorantė ir tyrinėju mokslą. Turbūt viena įdomiausių ir nuolat besikeičiančių dalių. Ir mano klausimas, kurį nagrinėju tiek Robotikos akademijoje, tiek ir akademinėje veikloje, yra koks šiandien yra mokslas, kaip mes jį suprantame ir kaip jis turi keistis ar adaptuotis tam, kad mes ugdytumėm žmonės, kurie būtų pasiruošę neapibrėžtai ateičiai, neapibrėžtiems sprendimam ir būtų tam atsparūs. Ir šiek tiek, jeigu galite, tai dar daugiau papasakokite apie savo darbą Robotikos akademijoje, tai kaip jis atrodo? Darbas yra dinamiškas, turbūt kiekvienas dirbantis švietimo srityje sutiks su tuo ir palinksės. Vadovo darbas iš esmės yra apie viską. Vieną dieną tu turi kalbėti su komanda, spręsti ateities problemas, o kartais labai paprastas ir žemiškas. Robotikos akademijoje dirbant švietime mes turime ciklą ir kalendorių mokslo metų, su kuriuo užmiegame ir atsikeliame. Štai ir dabar pabaigėme mokslo metus ir perėjome į vasaros sezoną, kuriame jau vaikus pasitinkame vasaros stovyklose, nes vasara, ekranai, užimtumas yra irgi temos, su kuriomis mes aktyviai dirbame. Tai darbas yra nuo kasdienio sukoordinavimo komandų, ką mes darome su tais 10 000 vaikų, kurie ateina kiekvieną savaitę į mūsų būrelius, kaip mes ruošiame mentorius. Mes irgi savo mokytojus Robotikos akademijoje specialiai vadiname mentoriais, kad galėtumėm atskirti juos nuo formalaus švietimo, nes neformalus švietimas yra tokia erdvė, kurioje galime palydėti vaikus, neturime labai griežtų instrukcijų, kur mes turime nueiti, o labiau gilinamės į procesą, ką mes darome kiekvieną dieną ir į patį procesą, kuriame mentorius įgyja būtent to mentoriaus palydėtojo rolę. Ir tuomet jau šiek tiek pereikim prie mūsų laidos temos, tai jūs apskritai tai dažnai savo praktikoje susiduriat su vaikais, kuriems ekranais kasdienybėje tikrai nėra svetimi. Tad sakykit, kaip jūs pati pastebėte, nuo kokio amžiaus vaikai pradeda naudotis telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir panašiai? Taip. Robotikos akademijoje vaikai prisijungia prie būrelių nuo 4 metų. Tai reiškia, kad mes jau dirbame su ta karta, kuri yra angliškų terminų vadinasi digital natives. Tai reiškia technologiniai čiabuviai. Tai reiškia, kad vaikams, kurie gimė nuo 2010 metų iki 2024 metų, kurie ir yra mūsų Robotikos akademijos pagrindas, technologijos nėra naujovė. Tai yra kasdienis elementas, kuris yra nuo gimimo lydi juos kasdien. Šiandieninėje realybėje nuo ekranų pabėgti tikrai labai sudėtinga. Mes aplink save turime galybę ekranų. Pažvelgus ir čia studijoje rasime tikrai ne vieną ir ne du. Ir lygiai taip pat gimstantis vaikas į šį pasaulį jau jį sutinka ir pasitinka ekranai. Labai svarbu šitame dialoge, diskusijoje apie ekranus atskirti
Tai ką mes turime omenyje, kai kalbame apie ekranus? Todėl lingvistai yra pasiūlę, kalbininkai, tokį terminą kaip ekranų medijos, tai pabrėžiant, kad ekranai patys iš savęs nėra nei geris, nei blogis, tai yra tiesiog technologija ir prietaisas, bet būtent tas turinys, kuris pasiekia mus iš ekranų, tai yra diskusijų objektas, kuris tikrai kaitina erdvę. Tai vaikai, kurie šiandien gimsta, šiandien auga ir nereikia vaikų. Vaikai yra maži suaugę, kurie ilgainiui virs suaugusiais. Tai mes galbūt patiriame kaip suaugusieji tą didelį disonansą. Užaugome be medijų, atsiradome šiame pasaulyje neturėdami tų ekranų ir staiga turėjome juos pažinti. Ir dabar yra tikrai didelis rūpestis, tai o kaip supažindinti tuos vaikus? Bet vaikų nereikia supažindinti, tai yra jų realybė ir mes labiau turime suprasti tą realybę, kurią turime kaip suaugę, kaip edukatoriai, kaip tėvai, juos palydėti šiame procese iki sąmoningo, reflektuoto santykio su technologijomis. Ir vat jūsų nuomonė, tai kada tas santykis mažo vaiko turėtų prasidėti su ekranu? Nes iš tiesų, kartais matom tų įvairių pavyzdžių, kad pavyzdžiui, tėvai tikrai būna pervargę ir nori pailsėti ir tarkim maitina vaiką ir padeda ekraną priešais jį. Ar čia teisinga ar neteisinga? Tai labai norėčiau pabrėžti, kad nuomonių aplinkoje mes galime turėti labai daug. Labai svarbu, kad tiek aš pati, tiek ir mūsų komanda nuomonės visada paliekame už durų ir einame į tą realybę, kurioje yra nebe nuomonės, o duomenimis grįsti sprendimai. Mokslų duomenimis, tiek mūsų vidiniais duomenimis, tiek pasaulinėmis tendencijomis. Ir į šitą klausimą tiek pasaulio ekspertai, edukacijos laukas yra labai platus, jame dirba ir medicinos ekspertai, ir psichologai, ir edukologai, ir pedagogai. Tai tuo man turbūt ir žavus tas sektorius, nes ten susitinka daug tyrimų, daug galbūt ir nuomonių, bet jos patikrintos faktais. Tai pasaulinės rekomendacijos sako, kad vaikams iki 2 metų neturėtų būti jokių ekranų jų kasdienybėje. Tai reiškia, jie neturėtų būti, jie žinoma bus aplinkoje. Tėvai naudojasi telefonais, galbūt televizorius yra namuose, apie jį irgi šiek tiek papasakosiu, bet sąmoningai vaikam iki 2 metų ekranai turi būti absoliučiai ribojami ir neturėtų vaikas turėti jokių ekranų. Nuo 2 iki 5 metų yra rekomendacija, kad 1 valanda per dieną ekranų yra pakankama saugi riba. Vėlgi apie turinį šiek tiek išsiplėsiu. Nuo 5 iki 12 metų ta riba galėtų didėti 1,5 valandos, 2 valandos, bet turinys taip pat turi būti patikrintas, valdomas, palydėtas ir tai neturi būti atiduota tik vaiko valiai. Kai mes kalbame apie ekranus ir turinį, tai mes turime įvairius ekranus, planšetiniai kompiuteriai, stacionarūs kompiuteriai, nešiojami kompiuteriai, telefonai. Ir kas ateina būtent problematiška su telefonais yra dažnas klausimas, tai kada vaikui reikėtų duoti tą telefoną į rankas. Ir rekomendacijos sako, kad vaikas iki 12 metų neturėtų turėti išmaniojo telefono. Tai reiškia, kad jeigu yra poreikis susisiekti su vaiku, mes turime kitas priemonės. Mygtukinius telefonus, kurie turėtų tik tai skambinimo žinutės funkciją. Tai vadinasi, kad svarbu, kad neliečiamas ekranas. Taip, galbūt ir gali būti liečiamas ekranas, bet jeigu jisai ten tik leidžia paskambinti ir išsiųsti žinutę, viskas gerai. Mes turime įvairių priemonių, kaip išmanūs laikrodžiai, kuriais gali susisiekti vaikai. Tai yra, jeigu tai atlieka funkciją, tai yra teigiamas dalykas. Vaikam nuo 12 metų jau galima, rekomendacijos leidžia turėti išmanųjį telefoną, bet vėlgi tas turinys nuo 12 iki sąmoningo jau jaunuolio, tai sakykime pilnametystės ar suaugystės, turėtų vis tiek būti turinys aptariamas,
kalbama apie jį, uždedamos įvairios, turime įvairių programėlių, kurios tiek laiką reguliuoja, kiek laiko telefone galima praleisti, tiek riboja tam tikrą turinį ir kiti saugos parametrai. Tai čia galima irgi labai stipriai išsiplėsti, bet tos gairės nėra veltui, jos yra analogiškos visam pasauliui, ypatingai Lietuvoje apie tas rekomendacijas ir gaires buvo imta šnekėti pandemijos metu, kada tikrai ekranai tapo mūsų vieninteliu langu į pasaulį ir susisiekimo priemonė ir laiko praleidimų visas edukacinis procesas persikelia į ekranus, todėl gairės ypatingai stipriai įgavo tą prasme. Tačiau ką svarbu pabrėžti, kad gairės yra patariamasis balsas, tai nėra tas mechanizmas, kuris draustų. Ir čia labai svarbi funkcija atitenka tėvams ir edukatoriams, kiek mes šiame procese įsitraukiam, paisom tų gairių ir palydim vaiką toje kasdienybėje, kurioje technologijos tikrai yra toks dviašmenis kardas. Ir kalbant, mes turbūt dar ir aptarsime, koks tas turinys galėtų būti, kaip jis turėtų būti tikrinamas ar valdomas, bet iš esmės tas laikas prie ekranų nėra tik valandos ir minutės. Tai yra svarbiausia, koks turinys yra tame ekrane ir kaip jis yra reflektuotas išorėje. Tai reiškia šeimoje, mokykloje ir apskritai visuomenėje. Tai vat įdomu tada, o tai kaip vaikus veikia, tarkim, filmukai, kuriuos jie žiūri per telefonus ar kompiuterius, tie patys žaidimai, kurių reikia šiek tiek pasistengti ir tą pirštą panaudoti. Papasakok. Taip. Tai turinį galime skirstyti į dvi tokias dalis. Tai yra pasyvusis turinys ir aktyvusis turinys. Ta blogybė didžiausia ir yra pasyvus turinys. Tai reiškia, kai vaikas yra tik stebėtojas, o ne aktyvus įsitraukėjas į procesą. Tai tokia top blogybė turbūt yra trumpo siužeto filmukai. Tai dabar tikrai dirbtinio intelekto amžiuje mes turime labai distopinį turinį, kurį nesuprasi ten. Žmonės, gyvūnai, augalai, spalvos, tai ryškios spalvos natūralu. Mes ir suaugusį masina žiūrėti į spalvotus dalykus. Vaiko smegenys, kurios yra dar tik besivystančios, dar labiau reaguoja į tą spalvotą, greitai besikeičiantį turinį, kuriame yra greitas malonumo gavimas. Taip pat ir su žaidimais. Tie žaidimai, kurie yra be pabaigos, kurie skatina nuolatinį įsitraukimą, greitą reagavimą, jie tiesiog yra, neturi pabaigos, neturi siužeto, kad tai būtų pradžia ir pabaiga. Ir tai visi algoritmai veikia tam, kad to dėmesio, dabar gyvenam dėmesio ekonomijoje ir toje ekonomijoje gyvena tiek maži leliukai, ką tik gimė, tiek ir visiškai jau praeinantį amžių gyvenantį žmonės. Tai tas turinys, būtent pasyvus, kuriame nereikia įsitraukimo ir tu esi pasyvus stebėtojas, tai yra lygiai tiek pat žalingas ir mažam vaikui, ir suaugusiam. Tai čia irgi labai svarbu reflektuoti, kad tai, ką darome mes, tai, ką žiūrime mes, tai nenori persiduoda ir vaikam. Tai apie tam tokie veidrodinius neuronus, kai vaikai atkartoja mūsų elgesį, dar irgi šiek tiek išsiplėsiu, bet pereinant į tą aktyvųjų turinį, kur sakome, yra geras turinys ir blogas turinys. Tai būtent tas aktyvusis turinys, kuris reikalauja mūsų įsitraukimo, mūsų stabtelėjimo ir dėmesio išlaikymo, yra tas teigiamas turinys. Tai reiškia, jeigu mes kalbame apie filmukai, kurie yra lėto siužeto, kur vaikas gali ir nusibosti jam žiūrėti. Mes tikrai daug kritikos sulaukia senovinės pasakos, nes ten jos yra labai žiaurios, labai kažkokios netinkamos, bet žiaurios yra mums suaugusiem. Vaikui tas filmukas, kuriame yra herojai, yra jų santykiai, vaikas gali atpažinti tuos herojus, laukti kitos serijos, kurios reikia palaukti, o nesuvartoti 5 serijas per dieną, ką
šiuolaikinės technologijos irgi leidžia išlaukti kitos dienos, kitos serijos. Tai yra tas turinys, kuris skatina įsitraukimą, vaizduotę ir aktyvų dalyvavimą. Taip pat ir naudojamas mūsų kūnas. Tai reiškia, mes tikrai vaikai turi planšetes, telefonus, kurie nebeturi daugiau aplink save technologinių niuansų kaip pelytė, klaviatūra. Tai būtent tas pelytės, klaviatūros naudojimas irgi labai svarbus, nes lavina vaiko supratimą, ką reiškia, jeigu aš paspaudžiu mygtuką, kas atsitinka ekrane. Tai būtent, kad mano kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį ir tai kažką kuria. Tai irgi spalvinimas planšetėje irgi gali būti kūrybinis procesas. Ir pavyzdžiui, kodėl robotikos akademijoje mes matome, kad būrelio metu, kuris iki mokyklinukam susideda iš valandos, o pradinukam 1,5 valandos, prasmingai naudojamos technologijos, nes vaikas, matydamas ekrane instrukcijas, konstruoja iš Lego detalių fizinį robotą. Ir tai vėlgi, čia jau nereikia paneigti, kad tai yra smulkioji motorika, bet yra problemos ieškojimas, kad aš ne tik pasyviai vartoju man duodamą turinį, bet aš esu aktyvus to turinio ir vartotojas, ir kūrėjas tuo pačiu. Ir papasakokit, o kaip, pavyzdžiui, vaikus gali paveikti tas absoliučiai, neribojamas naudojimasis technologijomis? Taip. Aš labai mėgstu duoti tą pavyzdį, kad mes juk mažam vaikui neįduotumėm į rankas peilio ir nepaleistumėm su juo žaisti. Netgi jeigu tas peilis yra labai geras, labai kokybiškas, bet mums net kelia juoką toks palyginimas, žinoma, kad neduotumėm aštraus daikto, su juo jis gali susižeisti. Ir su technologijomis yra lygiai tas pats. Jeigu mes įduosime į rankas ir paleisime pagal tas rekomenduojamas valandą, 1,5, leisti laiką su neribotomis technologijomis turinio prasme, tai atneš tikrai daugiau žalos negu naudos. Tas pavyzdys, kurį ir pirmą pristatėte, kad vaikas valgo, jis geriau valgys, nes kai bus po nosimi filmukas, tai žinoma, yra įvairių situacijų, yra įvairių vaikų ir apie juos dar šiek tiek irgi išsiplėsiu. Tačiau mes turime būti sąmoningi apie tai ir kol vaikas nėra sąmoningas, tai reiškia, jis nėra paauglystėje, mes turime labai aiškiai suprasti ir dalyvauti to turinio procese. Galbūt neišvengsime to, kad vaikas jau dabar čia nežiūrės filmukų. Mes galime žiūrėti su juo filmukus, o po to aptarti, ką tu matei, kas tau patiko. Paauglystėje pasisiuntinėti mimsai su savo paaugliu ir paklausti, o kodėl tau šitas juokinga, nusiųsti kitą, galbūt jis visai bus paaugliui nejuokingas, bet galime aptarti, o kodėl, kas čia įvyko ir taip įsitraukti į tą procesą, nes jeigu mes sakysime, čia jūsų pasaulis, o čia mūsų pasaulis, to konsensuso niekada nebus. Tai dalyvauti net tose, kur iš pirmo žaidimai, žaiskime kartu su vaikais, paimkime tą PlayStationą ir skirkime tą valandą kartu, tai bus ir laikas kartu, ir tikrai prasmingas turinio įgalinimas ir nebus tai demonizuojama tokia blogybė, nes kokia yra didelė rizika tame pasaulio atskirime technologijos yra blogai, tame radikalume, kad vaikai, kai supranta technologijas kaip bausmę arba apdovanojimą, tai nėra sveikas santykis su technologijomis. Jeigu mes už blogą elgesį atimame technologijas, saldus vaisius visada bus skanesnis ir tų technologijų įvairiais būdais to turinio vartojimo vaikas, nesvarbu jam 3 metai ar 15, tikrai stipriai sieks. Lygiai taip pat ir apdovanojimas. Mes visi norime savo vaikam paties geriausio. Ir toks labai svarbus momentas, kad girdime, kad tėveliai sako, reikia susitvarkyti reikalus, išsikuopti namus. Man vaikas trukdo, nepadeda, mėto daiktus, aš pasodinau, daviau į ranką planšetę, ramiai tegu pasėdė, aš greitai susišluosiu, apsišluosiu ir susirpsiu kambarius. Ir tai yra pati didžiausia klaida, kokią galime padaryti. Kodėl? Nes vaikai nuo ypatingai 3 iki 5 metų
Bet koks vaikas rinksis pirmiausia laiką su savo artimiausiais žmonėm, o ne ekranu. Jeigu yra kitaip, jau yra tam tikras pavojaus signalas. Nes vaikai turi labai aktyviai dalyvauti mūsų gyvenime, ne tik virtualiame gyvenime. Ir paimti mažą šluotą ar tą pačią didelę šluotą, taip galbūt tas procesas tvarkymosi bus lėtesnis, tačiau vaikas išmoks atsakomybės, dalyvavimą, o pasodindami vaiką su planšete ir įdėdami į tą kitą pasaulį, mes iš jo atimame galimybę mokytis ir po to, po 10 metų skundžiamės, kad na štai nieko nepadeda, nemoka pasikloti lovos. Tik prie kompiuterio sėdi. Bet mes tą patį sukūrėme, neleisdami vaikui įsitraukti, apsaugodami save nuo nepatogumo, nes man čia greičiau, bet ir tuo pačiu saugodami nuo bet kokio nepatogumo. Atsparus ateičiai vaikas užauga tik tada, kada patiria nesėkmę, nepatogumą, kada jo poreikis ne visada bus atlieptas, ta poreikis iš tos užgaidos pusės, nekalbame apie fizinius poreikius. Ir kalbant apie fizinius poreikius, čia turbūt irgi bus svarbu paminėti, kokius signalus gali siųsti vaikas, kai tie poreikiai nėra atliepti ir juos užgožia technologijos. Ir sakykit, kokias taisyklės turėtų žinoti tėvai, kad tie ekranai mažiesiems jie būtų naudingi? Taip. Taisyklės veikia tada, kada yra demokratija. Tai reiškia, kad mes turime susitarti dėl taisyklių ir nedaryti išimčių. Nei savo, nei vaikam. Tiek ir robotikos akademijos būreliuose, štai ir praeitą savaitę prasidėjus stovyklom, pirmas dalykas, ką pamačiau įėjus į stovyklos klasę, buvo didelė lenta, kurioje užrašytos taisyklės. Ir jos užrašytos kreivom rankelėm, dėl to, kad tas taisyklės visi sugalvojo, visi priėmė ir visi laikosi. Tai čia yra svarbiausia taisyklė, kad tos taisyklės būtų bendrai priimtinos ir nedaroma niekam išimčių. Ir čia labai svarbu paminėti pavyzdį. Tėvų pavyzdys, naivu tikėtis, kad vaikai elgsis kažkaip kitaip, skaitys knygą, jeigu visada tėvų rankose yra telefonas, planšetė, kompiuteris. Vaikai mokosi ne iš žodžių, o iš veiksmų. Ir čia yra tos taisyklės turi būti vienodos. Tos taisyklės gali būti labai paprastos, kad gerbent svarbiausius dalykus - miegą, tai reiškia poilsį, bendravimą, tai reiškia mūsų bendrą laiką kartu ir mitybą. Tai jeigu tos taisyklės ir turi apimti šias pagrindinės sritis, keliaujant ir žvelgiant į visas rekomendacijas, mes visi žinome, kad mėlyna šviesa prieš miegą nieko gero. Tai yra ta skaitmeninė kava, kurios mes išgeriam paskrolindami tą telefoną ir po to užmiegame, blogai užmiegame ir taip toliau. Galbūt tai galėtų būti taisyklė, kad telefonas turi savo vietą koridoriuje, kitame kambaryje, kur ilsisi lygiai taip pat kaip mes, eidami į lovą ir nesinešame į miegamas vietas jokių išmaniųjų įrenginių. Tai yra taisyklė, kurios irgi turi visi laikytis. Ir vėlgi, jeigu grįžtant prie tų rekomendacijų, betgi valandą galima turėti, bet jeigu ta valanda bus iš karto prieš miegą arba iš karto atsikėlus, pirmas dalykas, kad ir koks geriausias edukacinis turinys ten bus, laiku, netinkamu laiku parinkta ta medija turinys yra žalinga. Taip pat, kad valgydami mes nesinaudojame įvairiais prietaisais. Nesvarbu, ar tai yra žinutės žvilgtelėjimas, bet ašgi nesinaudoju, mano kišenėje yra telefonas. Čia toks tuo pačiu ir kaip etiketo mokymas. Tikrai taip. Ir tai yra pagarba, jeigu, pavyzdžiui, pietus yra mūsų laikas kartu arba pusryčiai mūsų laikas kartu, kada mes aptariame dieną, kada mes reflektuojame, kokias patirtis šiandien keliaujame su jomis ar vakare aptariame, kasgi buvo. Tai yra mūsų laikas kartu, kurio negali pertraukti technologijos. Tai yra labai labai primityvūs paprasti dalykai ir būti labai sąmoningu, kad ypatingai kalbant apie vaikus iki 2, iki 5 metų, jie labai stipriai mokosi savireguliacijos. Todėl mes, kaip suaugęs asmuo, kaip tėtis, mama, edukatorius, turime padėti vaikui išbūti įvairias nepatogias situacijas.
nuobodulį, nepasitenkinimą, susierzinimą. Technologijos negali tapti, nors dėja dažnai tampa tuo nusiraminimo būdu, kuris ateina kaip vietoje mūsų. Mes juk nenorėtumėm, kad svetimas žmogus ateitų guosti mūsų vaiką, bet kažkodėl įsileidžiame technologijas, kad jos taptų substitutu mum ir užimtų tą vietą, kur vaikas daugiau išmoksta, kad nusiraminu aš tik tada, kada matau spalvotus filmukus prieš savo akis. O sakykit, kokios realios naudos mes galim sulaukti iš to vaiko, kaip tai jam pačiam padėtų, kai mes taip protingai, apdairiai leidžiam naudotis technologijomis? Taip. Labai svarbu, daug kalbame apie kuo ankstyvesnį akademinių pasiekimų išaukštinimą, sakykime, kad vaikas labai anksti išmoko skaityti, skaičiuoti, pažinti paukščius ir daug kitų į akademinius rezultatus sutelktų tarsi pasiekimų, kuriais vėliau ir lygiuojamės, ir pergyvename, kodėl vaikas 1-2 metų kalba sakiniais, o kitas ir 3 metų dar dėlioja pirmus žodžius. Ir čia labai svarbu, kad ne akademiniai rezultatai nulemia vėlesnę vaiko sėkmę. Kokią tą sėkmę mes apibūdinam kaip karjeros galimybės, gerus mokymosi rezultatus. Svarbiausi gebėjimai, ir čia yra tikrai nemažai mokslinių tyrimų atlikta, kad svarbiausi gebėjimai yra savireguliacija, dėmesio sutelkimas, išbuvimas, tai ką mes vadintumėm emociniu intelektu, tai būtent tie baziniai dalykai, kada vaikas gali būti socialus, tai ta socialinė raida irgi labai svarbus elementai, kurie suteikia pagrindą visiems tolimesniem ir skaitimui, ir rašymui, ir technologiniam poreikiam. Dėl to technologijų žala šituo klausimu yra didesnė negu nauda, todėl dar daugiau reikia skirti sąmoningo dėmesio, ką mes naudojam technologijas. Nes jeigu technologijos ateina kaip savireguliacijos priemonė, mes viskas užkertame kelią vaikui išmokti išbūti tam tikras nepatogias situacijas. Ir čia nesinori radikalizuoti, nors aš pati pakankamai mėgstu radikaliai kalbėti apie technologijas, nes kartais radikalumas yra tas žadintuvas, kuris mus pažadina, bet yra įvairių situacijų ir jeigu vieną kartą vaikas suvalgė pietus tik tada, kai įjungtas buvo filmukas, tikrai ne pasaulio pabaiga, jeigu mes po to sąmoningai iš to išeiname. Bet labai svarbu, kad tikrai vieną kartą padarius jau tai netaptų patogumu, nes tai patogu ir tėvams, ir vaikams, bet augimas niekada nėra patogus, mokymasis niekada nėra patogus, bet rezultatai, kuriuos mes turime, neateina iš lengvumo ir iš patogumo, tai ateina iš kontroliuoto nepatogumo. Ačiū Jums, Evelina, ir dėkoju Jums žiūrovai, kad buvote su mumis. Iki kitų kartų.